Sveiki atvykę į Massey Ferguson vaizdo įrašų seriją How-To. Šiame vaizdo įraše kartu nagrinėsime, kaip nustatyti ir naudoti Dyna E-Power transmisiją savo traktoriuje. Dyna E-Power transmisija yra visiškai galios perjungimo transmisija su 4 diapazonais ir 7 galios perjungimo pavaromis. Ja galima naudoti rankiniu arba automatiniu režimu. Rankiniu režimu variklio sūkių dažnį valdote akceleratoriaus pedalu, o 22 galimas pavaras perjungiate vieną po kitos judindami multipad svirtį. Pastumus svirtį į antrąją padėtį, traktorius vienu metu perjungia 2 pavaras. Taip pat elgiamasi ir tada, kai norima perjungti žemesnę pavarą. Automatiniu režimu norimam greičiui nustatyti galite naudoti multipad svirtį arba akceleratoriaus pedalą. Traktorius perjungs pavaras vieną po kitos, optimizuodamas variklio sūkių dažnį pagal apkrovą. Jei multipad valdiklį nuspausite iki antros pakopos, traktorius įjungs VMAS komandą, kuri prietaisų skydelyje bus matoma žaliai paryškinta. Komanda, duodama per multipad valdiklį, yra fiksuota. Norint sulėtinti greitį, reikia stabdyti arba patraukti svirtį. Tačiau, naudojant akceleratoriaus pedalą, komanda seka pedalo padėtį. Jei visiškai atleidžiate pedalą, komanda nukrenta iki paleidimo greičio vertės. Galimi 2 darbo profiliai – lauko profilis, kurį vaizduoja plūgas, ir kelio profilis, kurį vaizduoja priekaba. Plūgo ir priekabos simboliai mirksės tol, kol transmisijos temperatūra pasieks 35 laipsnius Celsijaus, o tai rodo optimalų transmisijos veikimą. Plūgo režimas optimizuoja transmisijos perdavimo santykį, kad ji būtų naudojama nedideliu greičiu. Idealiai tinka lauko darbams. Ir atvirkščiai, kelio režimas optimizuoja važiavimą ir palankus greičio didinimui kelyje. Norėdami pasiekti nustatymus, eikite į pagrindinį meniu, tada į transmisijos meniu. Nustatymai nepriklauso nuo skirtingų važiavimo režimų ir darbo profilių, todėl juos galite reguliuoti pagal savo poreikius. Pirmiausia, galite nustatyti važiavimo pirmyn ir atgal pradžios greitį. Šie greičiai išreiškiami transmisijos perdavimo santykiais ir turi būti tame pačiame diapazone. Toliau galite reguliuoti greitėjimo ir lėtėjimo jautrumą nuo mažo iki didelio. Šis nustatymas galimas tik automatiniu režimu. Taip pat galite nustatyti programuojamus greičius C1 ir C2, kurie galimi tik automatiniu režimu, ir didžiausią greitį spustelėdami ant rodomų greičių, kurie išreiškiami km/valandą. Antrajame meniu perdavimo meniu puslapyje rasite priekinės ir atbulinės eigos posūkių į priekį ir atgal agresyvumo nustatymą. Taip pat pavarų perjungimo galios perjungimo diapazonuose agresyvumo nustatymą, kuris galimas tik rankiniu režimu. Galiausiai galite įjungti arba išjungti stabdymo į neutralią padėtį funkciją. Dabar esate pasirengę visapusiškai mėgautis šią transmisiją lauke. Atėjo jūsų eilė išbandyti.